Sveiki bičiuliai! Šią savaitę mes su BMW Alpina. Visai nesenai žiūrėjome ir trumpai pristatinėjom šį automobilį, kur buvo likę interjero pabaigimo darbai. Dabar darbai užbaigti, automobilis važiuojantis, taigi šią savaitę planuojame pasidžiaugti juo. Šią savaitę numatomi keli renginiai, tai yra japoniškų automobilių sezono uždarimas, Miami klubo gimtadienis ir sezono uždarimas, bei sekmadienį planuojamas Old School Players savaitgalinis sekmadienio pasivažinėjimas. Taigi, ko leidžia oras, kviečiu jūs kartu pravažiuoti, pasidžiaugti. Detaliau papasakosim apie šį BMW ir pasidžiaugti gražių rudeniškų orų. Judame. Šiais laikais daugelis iš mūsų žino, vertina bei mėgsta 3 serijos BMW. Tačiau norėčiau grįžti su jumis į 75 metus, kai BMW nusprendė išleisti kompaktinio dydžio automobilį, taip sukurdama naują segmentą, tai yra 3 BMW seriją. Ir išleido BMW E21 3 seriją. Šis modelis buvo leidžiamas įvairių variklio dydžių – 1.6, 1.8, 2 litrų ir pats galingiausias 2,3 litro variklį turėjo modelis BMW 323. Šio E21 kėbulo nebuvo M serijos, nebuvo M3, tad pats galingiausias BMW gamintas 3 serijos automobilis turėjo 2,3 litro variklį. Iš pradžių silpnesnėse versijose 1.6, 1.8, 2 karbiuratorinėse versijose buvo 2 lempos priekyje. Galingesnėse 2 litrų ir 2,3 litro tūrio variklių versijose buvo mum jau pažįstama ir įprasta 4 apvalios lempos priekyje. Šis kėbulas buvo leidžiamas tik kupė kėbulo tipu. Tai yra buvo išleista daugiau negu 1 300 000 vienetų kupė modelių ir Bauer bendrovė perdarė apie 4,5 tūkstančio modelių kabrioletą. Šį modelį vėliau pakeitė mum taip mėgstamas ir žinomas E30 BMW, tačiau apie jį norėčiau papasakoti kitose laidose. Šiandien norėčiau pratęsti šį pasakojimą apie šio modelio įdomumą, tai yra Alpina serija. Alpina susikūrė 65 metais. Savininkas, įkūrėjas, mėgo sportą, mėgo BMW automobilius, tačiau, kaip ir daugelis tokio pobūdžio istorijų, jam trūko galingumo, veržlumo, technologinio pranašumo, todėl jisai nusprendė perdarinėti karbiuratorius, alkūninius velinus, juos tobulinti, taip sukurdamas BMW varikliam dar daugiau sportiškumo, galingumo ir geresnių savybių. Būtent todėl pirmuose Alpina logotipuose mes matome karbiuratorių bei alkūninį veliną. Vėliau, kai varikliai tobulėjo technologijos, logotipas buvo pakeistas, tačiau išliko šios pagrindinės 2 dalys, simbolis, nuo ko viskas prasidėjo. 83 metais vokiečiai suteikė Alpinai kaip automobilio gamintojo statusą. Tai yra nuo 83 metų Alpina modelis buvo vertinamas kaip pats gaminys. Tačiau jie neslėpė, kad tai yra BMW automobiliai. Jie paliko visą BMW atributiką, tai yra BMW logotipus priekį ir gale, tačiau pridėjo savo Alpina ženkliukus bei kitas iš tolo atpažįstamas savybės. Dažnu atveju tai būdavo Alpina 2 linijos, Alpino Style ratlankiai, salonas su ryškiomis spalvomis bei gausios komplektacijos salonai.
Įdomus faktas, kad Alpino modeliai buvo gaminami, kaip ir minėjau, nuo 1983 metų, o 2022 metais BMW koncernas nupirko Alpiną ir įtraukė į savo korporaciją. Tačiau grįžtam į C1 kėbulą, šį modelį. Gamykliškai tai buvo 105 kW galingumo modelis. Alpina jį patobulino didėdama 20 kW. Pagerindama įsibėgėjimą nuo 0 iki 100 iki 7,9 sekundės bei maksimalų greitį iki 193 km/h. Kiek tiksliai buvo pagaminta senųjų Alpina modelių, iki galo niekas nežino, nes visos buvo renkamos rankomis. Jos turi, kaip senom Alpinom įprasta, 2 numerius, tai yra originalų BMW numerį, perbraukta ir suteikta Alpinos modelį numerį. Bet yra manoma, kad tokių modelių buvo pagaminta tikrai nedaug, iki 400 vienetų. Ir vienas iš jų stovi čia šalia mūsų. Taigi trumpai tiek apie pačią Alpiną, apie patį modelį, nes tiesą dar norėčiau paminėti, kad buvo išleistas dar galingesnis B1 2,7 litrų variklių šito kėbulo modeliukas, kuris buvo dar galingesnis, dar greitesnis ir, aišku, dar retesnis. Taigi tikiuosi, jums patiko šis pasakojimas, o dabar kviečiu jūs prasivažiuoti bei pasidžiaugti šią savaitę laukiančiais renginiais. Taigi apžiūrėjome trečiuką E21 ir atvažiavom apsižiūrėti kito BMW modelio 8 serijos 2 durų kupė modelio pas Andrių. Sveikas, Andriu. Sveikas, Juliu. Atvažiavom apžiūrėti tavo gražojo modelio 850. Taip, 850, V12, daug litrų, daug stumoklių, važiuoja įdomiai. Istorija tokia, kad iš viso neplanavom pirkti tokios mašinas, tėvukas rado, paskambino, sako, pažiūrėk, skelbimuose yra. Super mašina. Nu, sakau, vaikystės modeliukas, kurį turėdavai visą laiką. Visi turėjom tokią 8-tuką, dar jau raudonas. Taip. Tėvukas paskambino, pasakė, varom pažiūrėti. Nuvažiavom pažiūrėti, mašina atvaryta iš Italijos buvo. Tai nebuvo jokių rūdžių, buvo nudegęs tik tai visas lakas. Taip. Nuo stogo, nuo kapoto, nuo bagažinės, nuo visko. Ir kaip pardavinėjo su motoro defektu. Tai užsivedus nevažiavo, pūtė vandenio žarnas, atseit galva, gal trūkus, dar kažkas, motoristai kiti nenorėjo tvarkyti. Taip. Mes su tėvuku patys išsiėmėm motorą, beardant motorą suradau, kad galva buvo neprisukta ant 2 varžtų ir visa problema buvo surasta iš karto beardant variklį. Ir tada nusprendėme viską originaliam detalėm tvarkėm, viską krastui pirkom, ką įmanoma, priekinį langą pavyko gauti irgi naują. Už gerą kainą, nors buvo pasakyta, kad jį beveik neįmanoma gauti. Pas vieną buvo likęs sandėly, kai paskambinau, sako, turiu, nepatikėsi vienas, sako, nežinau kiek metų. Tai kai ieškai, kai nori, taip, randi. Viskas surandi ir po to prasidėjo tas, kad mes pavyzdžiui susitvarkėm kapo variklį, po to nuvežėm kėbulą visą perdažinėti, viską originalią spalvą. Ir taip po truputėlį rinkaliojamės viską, susirinkom, salonas persiūtas yra tik tai vairas ir bėgių perjungėjas, nes salonas irgi ganėtinai geras buvo, nes pravažiavus. Tai nedidelė rida jos yra? Kai pasiėmėm buvo apie 90 tūkstančių, gal 95 kažkas tokio buvo. Tokia mašina juokas. O dabar čia greičių dėžė automatas yra. Automatas, taip. Nes būdavo mechaninės versijos. 840 yra mechaninė, buvo su V8 ir CSI dar buvo, dar vienas atseit, Ale Emkinis buvo irgi buvo su V8. Supratau. Dabar kokie ateities planai, ką planuoji daryti su ją? Pardavinėjau dabar. Pabaigiam projektą ir dabar pardavinėjom. Tai jeigu kažkam įdomu, galima visą laiką pasiteirauti. Nes sakau, mašina sutvarkyta pilnai iki galo yra. Po kapotų viskas irgi yra sutvarkyta. Padarytos dienos lempos tos, kai buvo šiaurė, pasirodo Norvegijoje buvo tas variantas, kad pas apačioj degdavo lempos, o europinėm nedegė. Jo, dega apačioj lempos. O europiniuose nebuvo, tai mes susiradom, kaip pasidaryti, pasidarėm irgi, kad būtų kaip dienos šviesos užsiskaito jos. Taip. Užtenka to Lietuvoje ir dabar jau, kaip sakoma, viskas pasibaigė, pasivažinėjom, dabar reikia kažkam kitam perleisti. O tai dabar kiek kilometrų pravažiavai, kiek maždaug laiko su ja važinėjai? Teko pasidžiaugti? Pavyko? Oi, su ja važinėjom jau 5-4 metais atvažinėtas yra, jinai važiuoti yra tai savaitgaliais, karts nuo karto išvažiuojama yra su ja ir jinai stovi visą laiką sausam garaže šiltam, kur saugu yra ir visą laiką buvo prižiūrėta, visą laiką akumuliatoriai atjungiami, visą laiką kraunama yra, tokia kaip konservacija pasidaro mašinos ir jinai stovi tuo metu. O dabar patarimai kaip tokio įdomaus automobilio savininkui, būsimiem turėtojam
Įdomus automobilis. Įdomus. Labai daug žmonių žiūri, kai važiuoja į mieste, pradedant nuo pagyvenusių žmonių ir net jaunimas pamato ir jiems, kas čia per modelis. Čia neįprastos formos. Taip, visiems ir buvo, kad šita mašina yra pirma sukurta pilnai kompiuteryje. Buvo dizainas sukurtas pirmoji, BMW sukurta pirmai kompiuterį. Tai labai daug pinigų investavo pats BMW šito modelio kūrimą, nes tiek apžvelgtas E21 trečiukas, tiek šitas E318 buvo tik kupė modelį. Nebuvo kabrioletų. Nebuvo nieko, buvo tik tas variantas. Dviejų durų sportinis. Jo, jis buvo atseit aukščiau, turi 7-tuką, tai tada, kad būtum dar prabangiau prie 7-tuko, turėtum turėti dar 8-tuką. Prie viso to. Pas juos yra įdomybės, maros, du akumuliatoriai yra. Taip, gale du akumuliatoriai stovi, nėra statramščio, jeigu langai nusileidžia abudu. Nes ir didelis mažas ir mažas langas nusileidžia, čia nėra jokio persvarų. Lieka kaip pas senus amerikiečius. Lieka kaip pas seną Mersą, kaip sakau, pas gangsterių mašinas, kur būdavo, kur važiuoja. Kur rankytė. Didelis langas ir ranka išmesta būtinai turėtų būti ant mašinos. O kas liečia, reiškia, priežiūros, detalių, viską radai, kaip tiek langą, kaip suprantu, tiek variklio dalis. Jo, tik tai įdomiausia buvo, dabar neatsimenu, kurios lempos. Viena lempa dar iki dabar buvo galima krasti detalės nusipirkti naujas. Vienos lempos jau nebegamina detalių. Kiek buvo sandėly, tiek pasibaigė. Bet ką dar irgi pakeitėm, tai iš karto pakeitėm bumperį, uždėjom į Aleta M ir galėjau užsidėjęs ten toksai lipas irgi nuo M mašinos. Jo. Šiek tiek papiktėjo. Tai ką, kitas modelis planuosia BMW ar kitą markę? Dabar kaip tik sprendžiam reikalą šitą, žiūrėsim, kas užklius vėl už akių. Tai kągi, labai smagu pasižiūrėti ir pasidžiaugti automobiliu, kad tikrai buvo geros emocijos jį turint. Labai. Ir tada aplankysim tave pavasarį, pažiūrėsim, ką įsigijai. Ačiū. Ačiū tau labai. Sveiki atvykę į antrasis mūsų dirbtuvės. Atvažiavau šiandien apsilankytiuose pasižiūrėti, kaip laikosi mūsų Sabu projektas, bet apie jį dar vėliau, nes dar iki galo nesurinkom. Surinksim, galėsim pažiūrėti, kaip jisai atrodo po restauracijos. Bet mes vienu projektu neapsieinam, dėl to važiuojam į Švediją pasimti dar vieną Sabu. Sabas toks pat kaip ir šitas, nežinau kodėl, bet kodėlgi ne. Tai keliaujam su manim, pažiūrėsim, kokių nuotykių turėsim Švedijai, ar iš vis pasieksim tą Švediją, ar grįšim atgal, kokių mašinų tenai pamatysim, gal pavyks apsilankyti švedų garažuose, pamatysim, ką jie slepia tenai ir apžiūrėsim mūsų naują pirkinį. Tai keliaujam su manim. Pirmas garažas Švedijoje, tai prasideda nuo lėktuvų. O tada švedai mums paskambino ir pasakė, kad miške rado paliktą pamirštą Volvo. Jie ištraukė iš miško ir dabar turi čia prieš save. Tai Volvo P1800. Jų ir šiaip nėra daug. Einam į lauką, parodysiu dar kelis įdomesnius. Dar viduje radau blizgančių detalių, sportinių sankabų ir šviežiai padarytą bloką. Einam į lauką, parodysiu, kokia ten mašina. Atvykom dar vieną Sabą. Arbatinukui pasijungti galim bus arbatos įsivyti arba barzdaskutį. Čia iš tikrųjų Teslos variklis yra įdėtas ir tiesiog krovimo stotelė. Taip. Specialiai jisai. Tai va, atvažiuojam į Švediją.
Radom seną Volkswageną, taigi reikia mūsų išardyti. Du visus. Du radom. Galvojo mūsų bičiulis, kad padėsim jam tik tai vandens pompą pakeisti, kuri parodysim po to. Vidui gerai, žinai. Bet įlindom į tą mišką, ten daug medžių suradom, tai dabar ne tik pompa, diržai, bet ir vėlenuką reikės pakeisti to pačiu. Šis matosi toksai šiek tiek užvalgiai. Sako, biškis tukseno anksčiau. Tai va, tai dabar turėsim dar vieną komandiruotę, skristi, pabaigti šitus darbus. Čia dar vienas transporteris. Čia mūsų, o ten vežamas sabas, kurį pakrausim ir namo vešim. Šitas užsikraus čia ir važiuos namo. Čia slaptas projektas, nežinau kas su juo daroma. Tas lieptas laukia geresnių dienų. Einam į vidų, parodysiu dar kitų projektų. Čia garaže slepiasi 69 metų Buickas. Dabar yra išardytas, ruošiamas vasaros sezonui. O čia, kaip matote, yra jo variklis. Ruošiamas kitas. Ir vasarą vėl galim bus važiuoti su nuleistu stogu, šiltai pasivažinėti. O čia yra senas detalės sulūžusios. Turim Mersiuką 123, 300 TD. Aišku, matėsis ir geresnių dienų. Nes čia jau labai kiaura, supuvęs baisiausiai, bet užtat ratukai neblogi, langas atidarytas, vairas tikrai neblogas, bet manau jau jo dienos pasibaigė. Toliau dar kieme turim Unimogą. Su kranu, didžiulis, galime vidų užeiti. Spėju, kad irgi nevažiuojantis. Toksai aparatas. Šį gražų saulėtą šeštadienio rytą atvažiavome į japoniškų automobilių sezono uždarimą, vykstantį Vilniuje. Taigi kviečiame eiti pasižiūrėti vidų, kokie automobiliai suvažiavo, pasigrožėti japoniškam grožybėm. Ir jeigu jūs pamatysite jums įdomų automobilį, kurį norėtumėte pamatyti mūsų laidoje, parašykite komentaruose, pabandysim surasti savininką, jį pakalbinti ir pristatyti jums plačiau. Kągi, einame pasižiūrėti, kas gero yra tenai. Į Jet Meet'ą tenka išvažiuoti anksčiau, nes noriu nuvažiuoti ir pasveikinti Miami Auto klubą su 10 metų jubiliejum. Sveikinu Jūs!